Noriu parodyti visiškai naujos kartos Samsungo inovaciją. Tai yra dirželis, kuris yra skirtas bet kokiam klasikiniam laikrodžiui. Va štai šitoje vietoje įsistato į paprastą laikrodį dirželis. Jisai pasižymi tuo, kad jisai per Bluetooth'ą susiejamas su jūsų telefonu. Štai šitoje vietoje yra vibruojanti dalis ir kai jisai liečiasi prie jūsų riešo rankos yra prispaudžiamas. Dėl vibracijos per jūsų kūną perdodama vibracija ir jūs pradedat girdėti tekstą. Reiškia, jeigu tu neturi Bluetoothinės ausinės arba kitokios ausinės ir nori kalbėtis nepridėjęs telefono prie ausies, tu gali uždėjus laikrodį, kuris turi šitą apyrankę, va šitaip užspaudi ausį ir tu pradedi užspaudus ausį per ranką vibracija persiduoda į piršto galiuką ir tu pradedi girdėti tai, kas šnekama kitam gale. Kadangi čia yra ir mikrofonas ir tu taip laikai vietoj ragelio ir vietoj telefono, tai jau tu gali kalbėti, nes čia yra ir mikrofonas, ir garsiakalbio vietoje va štai va šita guminė pagalvėlė atsikišusi, kuri per riešą tą garsą perduoda. Pabandžiau, garsas yra netokio įprasto tembro, bet labai suprantamas ir pakankamai garsus. Labai įdomus sprendimas. Vienintelis dalykas, kad tu riešų jauti tą vibraciją kalbėjimo, ypatingai jeigu šneka vyras žemų balsu, tai jisai taip, reiškia, truputėlį vibruoja. Bet garsas labai įdomus ir koncepcija kalbėtis va štai šitaip telefonu yra, na, mano galva, labai įdomu, ar jinai paplis.